Sveiki, darau šitą video, nes susikaupė minčių ir noriu pasidalinti, ką šiandien veikiau ir apžvelgti sužinotą informaciją. Ką šiandien dariau, tai prasibėgau su kolega Vingio parke, 15 minučių, beveik 3 kilometrus. Oras geras, smagu, apranga liuks. Beje, pirmą kartą Vingio parke ir patiko, manau, kad nebejoju, kad sekantį šeštadienį taip pat būsiu ten ir bėgsiu lygiai 3 kilometrus. Tai prasidėjo diena, o vakare turėjau seminarą, dalyvavau seminare ir rekomenduoju jums, kam įdomu, manau, kad dar galima prisijungti. Aišku, tiesa, žinau, kad kaina, kiek mačiau, kaina yra jau pakilusi, tai yra $20, beveik be 5 centų, $20 už kursą, kuris susidaro iš 7, jeigu neklystu, 7 balandis, gegužė, birželis, liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis, lapkritis, gruodis. Iš 9 paskaitų, šiandien buvo viena, liko dar 8. O ten, tai paskaita vadinasi, kursas vadinasi Global Mastermind Course. Jisai vyksta Next MBA. Kaip ir universitete, manau, reikia googlinti tiksliai, kas tai yra institucija. O pranešėjai būtent šio kurso yra 2. Tai yra vedėjas ir 2 pranešėjai. Tai pranešėjas vienas yra Genadij Polanski, o antrasis yra Brian Tracy. Tai už tuos kursus mokėjau $9.95, kas yra labai nedaug. Šiandienos kurso seminaras truko 3 valandas. 1,5 valandos buvo Genadij Polanski, o kita 1,5 valandos žinomas ir gerbiamas Brian Tracy. Tai čia tiek prisirašiau Brian Tracy ir Genadij, štai tiek. 3 A4 formato lapai ir buvo verta. Jaučiuosi šiek tiek išsekęs nedaug, nes įtemptai klausiau ir mintis, kurios man rezonavo, kurios man atrodė svarbios, užsirašiau. Tai Brian Tracy. Pirmasis, paskaitysiu, taip, tiesiog dursiu, kiek? 10. Iš viso užsirašiau kem 3, tiesiog dursiu ir skaitysiu 10. Tai pradėkime nuo pirmo. What people need and give prices that will motivate them to buy. Tai norint būti sėkmingu versle, reikia sukurti produktą ir jį parduoti. Tai produktas, kad gauti didžiausias pajamas iš parduodamam produktui, reikia žinoti, ko žmonėms reikia. Ir galimai verta pasirinkti tas sritis, kuriuose žmonėms kuriuose daugiausia žmonių reikalinga padėti. Tai gal aš ir klaidingai išsireiškiu, bet esmė, kad reikia žinoti, ko žmonėms reikia ir suteikti gerą kainą. Taip Brian Tracy pasakė. Tai
Tai va, tai toliau, sakykim, 5. What's the best book to be financial independent? Ask people who are successful. Jisai išsireiškia taip, kad sutikus sėkmingą žmogų, kuris tau atrodo sėkmingas, ir galbūt tu irgi nori būti sėkmingesnis, tai gali jo paklausti, kad paprašyti, kad jisai rekomenduotų knygą, geriausią knygą, kuri pakeitė jo gyvenimą labiausiai. Nes norim būti sėkmingesniu, tai kiekvienam ta sėkmė skirtinga, tai dažniausiai tai yra finansinis kapitalas, kitam galbūt pirmoje vietoje kiti dalykai, galbūt santykiai, galbūt sveikata, galbūt net nežinau, kiekvienas turi savo pasirinkę, tai finansai daugumai aktualu yra, tai iš tikrųjų reikia daryti, tai reikia skaityti, reikia mokytis, tai vat paklausus ir gavus rekomendaciją, teks skaityti tą knygą, nes jeigu nedarysi, tai ir nepasieksi, reikia daryti. Tai vat galima būtų išsiugdyti habit, tai žodžiu, lietuviškai dabar užstrigo žodis habit, įprotį, užsiugdyti įprotį, klausti, sutikus žmogų, kuris tau atrodo sėkmingas, jo klausti, prašyti, kad jis rekomenduotų knygą, kuri pakeitė labiausiai jo gyvenimą ir ją perskaityti ir ten išgirstus dalykus pritaikyti savo. Toliau, 10. Only action is action, taking action over and over again. Čia minėjau, kad, jeigu neklystu, Einšteinas yra pasakęs šitą frazę, only action is action. Tai gerai yra mąstyti, gerai yra analizuoti, bet galiausiai reikia daryti. Tai action is action. Jeigu nesimsi veiksmų, tai nepasieksi. Reikia imtis veiksmų. And taking action over and over. Ir vėl. Tai jeigu paklausi knygos, ją užsirašei, tu sužinojai, bet reikia, galbūt ją nusipirkai, bet reikia ir ją perskaityti. Tai action is action. Toliau, 15. 5 people who associate in your life. Tai toks yra dalykas, kad 5 žmonės, su kuriais labiausiai tu pats asocijuoji save, jie kuria tavo asmenybę ir ateities tave. Tai pasiūlymas buvo toks, kad jeigu tie žmonės tavęs, jeigu tu nenori būti toks, koks jie, tai reikia ieškoti ar asocijuotis ieškoti tų žmonių, iš kurių išmoktum ir tobulėtum ir norėtum būti panašus į juos. 20. Honesty and trust. They will open doors for you. Always tell the truth. Brian Tracy pasakė, kad negalima meluoti. Visą laiką sakyti reikia tiesą. Kad ir kokia būtų skaudi, kad ir kokia baisi, turi sakyti tiesą. Kadangi sakydamas tiesą įgausi reputaciją, patikimumo, tavim pasitikės ir taip atvers tau duris. Tie žmonės, kurie yra labiau sėkmingi ir su kuriais tu bendrauji ir įgavęs pasitikėjimą, įgausi ir pasiūlymų ir taip tobulėsi ir atsivers tau duris. 25. Zero-based thinking. Cut your losses and let your winnings run. Pasigūglint reikia, tačiau yra frazė zero-based thinking. Tai reiškia, kad bet kuriame savo gyvenimo tampe tu gali užbraukti brūkšnį ir pagalvoti, ar tu dabar
esančių protų. Ar darytum dalykus, kuriuos darai, žmonės, su kuriais bendrauji. Ir jeigu ne, tada turi kuo greičiau iš ten išeiti. Nutraukti ir išeiti. Kad tavo sėkmė keliautų. Tai sėkmingi žmonės sugeba išeiti iš santykių, išeiti iš situacijų, nebetęsti, jeigu supranta, kad tai yra klaida, tiesiog nutraukti, nebetęsti ir neįklimti tuos dalykus. 30. You change my little, you make me rich. You change my life, you make me rich by doing things differently. Jisai pasakė, kad daugybė žmonių jam yra pasakę, kad you can change my life, you made me rich. Ir tiem žmonėms taip atsitiko po to, kai išgirdę Brian Tracy mokymus, idėjas, jas pritaikė savo gyvenime. Tai by doing things differently. Reikia informaciją išgirsti ir pritaikyti ir nebijoti daryti naujai ir gyvenimas keisis, tobulėsim ir žengsim pirmyn. 40. Every morning 10 most important goals writing down. Tai jisai pabrėžia, kad yra labai svarbu ir daro teigiamą poveikį ir verta daryti rytais atsikėlus, užrašyti ant lapo 10 svarbiausių tikslų, savo svarbiausių tikslų 10. Ir tai daryti kiekvieną rytą. Ir paskutinis, kurį surašiau, 43. Become wealthy when consistently improving people's life. Become wealthy when improving people's life. Tai tu tampi turtingas, kai nuolatos padedi žmonėms pagerinti jų gyvenimus. Tai jeigu tu nori kurti verslą, tai tas verslas turi, tas produktas ar atliekama paslauga turi pagerinti žmonių gyvenimus. Ir pagerindamas kitų žmonių gyvenimus, tu tapsi turtingas. Tai toks yra modelis tapimo turtingu. Taip, tai 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 3. 10. Toliau, tęsiant video, Genadij Podolski buvo pirmas prašnekovas, 2 valandos. Įdomu buvo klausytis, tai mažiau surašiau. Books, kuris rekomenduoja, kurios labiausiai pakeitė jo gyvenimą, yra 2. Pirma, Psychology of Money, o antra, Almanac of Naval Running Card. Tai 2 knygos, kurias galima perskaityti ir tikrai yra vertingas. Ir jeigu mes norim tobulėti, mums reikia skaityti, mums reikia domėtis ir tą žinias pritaikyti savo gyvenimuose. Tai dalykus, kuriuos rašiau, 1. Genadij Podolski. Žmonės, kurie negali pasiekti sėkmės, tai finansinės sėkmės ar kitų tikslų, jie nežino kaip, don't know how to set goals, nežino kaip išsikelti tikslus. 2. How you feel from inside. Labai svarbu
norint būti sėkmingu, norint finansiškai tobulėti ir uždirbti daugiau pinigų ir turėti didesnį turtą, labai yra svarbu, kaip tu jautiesi iš vidaus. How you feel inside. Ir jeigu pas tave nėra to jausmo, tu turi ant to dirbti, nes tai yra labai svarbu ir tu turi jį išsiugdyti, šitą jausmą. Trečias, attitudes, mindset towards money, key factor. Tai pavadinė, kad jisai pasakė, kad tai yra key faktorius, tai yra pagrindinis dalykas, norint būti sėkmingu, yra attitude, mindset. Tai galvosena towards money. Tai galvosena apie pinigus. Tai paminėjo, kad, sakykime, jeigu tu turi tokį nusistatymą, kad galbūt pinigai yra blogi, sakykime, arba turtingi žmonės yra kažkokie blogi, tai šitas tavo susigalvojimas tau neleis būti turtingu. Tai jeigu tu tokį turi jį suprasti ir jį išsibraukti ir jo nenaudoti, taip negalvoti, nes jisai neleis tau pasiekti finansinės nepriklausomybės ir turto. Ketvirtas, learn to say this is enough. Ir Genadij Podolskis paminėjo, kad vienas žmogus turėdamas duonos jaučiasi laimingas, o kitas žmogus turėdamas jachtą nesijaučia laimingas, nes jisai negali nusipirkti didesnės jachtos. Tai jis paminėjo pavyzdį, kaip jo draugas jam atsivėrė, kad jisai yra nelaimingas, nes jis gali išgalėti tik tais tokią 12 foot jachtą ir negali didesnės, dėl to jaučiasi nelaimingas. Tai reikia išmokti sakyti užtenka ir džiaugtis tuo, ką turi. Nes kitai būsi nelaimingas, o kai būsi nelaimingas, tu nebūsi pilnas, nepasieksi pilnatvės ir tai bus diskomfortas. Dėl to reikia dėkoti už tai, ką turi ir džiaugtis dalykais, kuriuos turi ir siekti pagerinti kitų žmonių gyvenimus ir taip uždirbti daugiau pinigų. Tai penktas, be grateful. Tai vat reikia jaustis dėkingams už tai, ką turi ir dėkoti pasauliui, dėkoti savo šeimai, draugams, visatai, Dievui, kad tu esi toks, koks esi, kad turi tai, ką turi ir tai atvers tau galimybę džiaugtis ir siekti toliau ir uždirbti daugiau pinigų. Give towards money, tai čia kaip attitude, mindset, kad požiūris į pinigus yra svarbus ir pasigūglinus galima sužinoti tikslius dalykus, kurių nereiktų turėti savo mąstysenai pinigų atžvilgių ir išmokti teisingai žiūrėti pinigus. Septintas, no limits to ourselves. Reikia savo mąstysenai neturėti limitų sau. Jeigu užsidedi limitą, kad tu negali, tai tu greičiausiai ir nepasieksi. Tai no limits to ourselves, išsitrinti limitus ir siekti, svajoti, įsirašyti tikslus, kaip Brian Tracy patarė. Aštuntas, what society needs. Tai tas pats, kad reikia tyrinėti, žiūrėti, ko reikia visuomeniai ir tą poreikį patenkinti. Nes jisai reiškia, kad galbūt tu kažką mėgsti, bet tai nėra poreikio visuomeniai tam dalykui, tai tau bus sunkiau uždirbti. Tai visada reikia žiūrėti į rinką, ko reikia visuomeniai ir pagelbėjus visuomeniai to klausimu, tu tapsi turtingas, pardavus produktą ar paslaugą. Put the seed first. Tai įdėti sėklą pirmiausia ir jinai suteiks vaisių. Tai pirmiausia, subendrintai iš Brian Tracy ir Genadij Podolskis, kad pirmiausia, tu turi įsikelti tikslą, kad tu nori būti
kol tu nori būti turtingas, tu nori būti turtingesnis negu esi, tu nori būti sėkmingesnis negu esi, tu nori būti laimingesnis negu esi, nes tavęs netenkina dabartinė būsena. Tai užsibrėžti tikslą. Užsibrėžti tikslą tai yra pasėti sėklą ir dirbti link to tikslo. Ir dirbant link tikslo, jo neapleidžiant, galvojant apie jį, kuriant planus jam įgyvendinti, tu tą tikslą pasieksi, bet pirmiausia reikia pasėti sėklą. 10. Develop proper habits for habits of millionaires. Important habits, savings, persuasion learning, behavior learning. Tai Genadij Podolsky užsiminė, kad reikia išsivystyti tinkamus įpročius. Ir pavyzdžiui, studijuoti įpročius milijonierių. O galbūt jums kažkas kitas yra aktualu. Galbūt tokio aktualu tų žmonių, kurie jums simpatizuoja, jų įpročius, nes išstudijavus keletą ar keliasdešimt tų sėkmingų žmonių, jūs pamatysite, kad kartojasi įpročiai, kurie jos daro. Ir tuos įpročius, jeigu jūs jų neturite, reikia juos išsiugdyti ir turėti. Ir tie įpročiai atneš jums tas savybės, kurias turi tie žmonės, kurie turi tos įpročius. Tai 15. Taip pat jisai užsimena luck factor, big part in our life. Tai sėkmės faktorius yra svarbus ir jisai taip pat duoda daug duoda prie tikslo būti sėkmingam, būti turtingam, būti laimingam. Tai sėkmės faktorius yra svarbus ir reikia, jis nesakė, bet aš manau, reikia žiūrėti, kaip jinai pritraukiama sėkmė. Tai luck factor. 12. Taking risks and being optimistic. Tai tiesiog reikia nebijoti rizikuoti ir būti optimistas, kad tau pasiseks. Tai neužsibrėžti limitų, nebijoti. Jeigu pradėjai, tikėk, kad pavyks, daryk, o kai bus, pamatysi. Neverta sukti smegenų, ar pavyks, ar nepavyks, tiesiog daryk. Ir dar užsiminė, kad tik nereikia būti aklam, kad take risks, jeigu tai take risks, but don't be blind when you taking those risks. Ten užsiminė, kai buvo kad apgavo jį, apgavo ir jisai norėjo steigti ligoninę ar vaikų ten namus ir ten didelė pinigų suma, kurią norėjo už ją pastatyti tuos namus, iš jo pasisavino apgavikai. Tai reikia taking risks and be sek įvykius. Taip, toliau. Learn how to earn money while you sleep. Tai tiesiog, jeigu nori būti sėkmingas ir finansiškai neutralus, finansiškai užtikrintas, turi išmokti, kaip uždirbti pinigus tuo metu, kai miegi. 14. Learn to enjoy your life. Tai turi išmokti ir mėgautis gyvenimu. Reikia dirbti sunkiai, reikia dirbti daug, reikia mokytis, bet taip pat reikia ir mėgautis gyvenimu. Tai jis turėjo minti, kad atras laiko sau, kad laiko pomėgiams ir poilsiui. Ir paskutinis 15. When you believe prices that yourself will pay, then you will sell. Produktas ar paslauga, kurią parduodi, jo kaina turėtų būti tokia, už kurią pats mokėtum. Tai jeigu tavo produkto kaina ar paslaugos kaina yra didesnė negu pats mokėtum, tai tau sunkiau seksis tai parduoti. Tai toks yra dalykas, kad parduodamo produkto kaina ar paslauga turėtų būti tokia, už kurią pats ir mokėtum.